Praktiškai visose objektuose susidursime su grindų betonavimu. Grindų betonavimas gana skiriasi paprasto privataus namo ir pramoninio. Šiame filme parodysime, kaip yra įrengiamas pramoninės grindys. Čia atliekami betoninių glaistytų grindų rengimo darbai. Čia bus padelio kortai, čia bus šalia teniso kortai, taip pat administracinės patalpos ir tokie objektai reikalauja labai lygių grindų, kad atitiktų aukščiausius reikalavimus keliamus tarptautinių varžybų. Labą dieną, esu UAB Grinduva gamybos vadovas Domantas Stonys. Mes esam grindų betonuotojai ir šiuo metu esam būtent teritorijoje, kur bus teniso aikštelės dvi. Tai yra 1300 kvadratų plotas. Šiuo metu turime 300 mm storio skaldos sluoksnį. Jis yra sutankintas ir sumoluotas. Ir tada pilame sijotą smėlį 1-2 cm, kad prasilyginti visą plotą. Kadangi skaldos akmenys yra kai kur išlindę, yra tokių nežymių nelygumų, enims reikės pasikloti Styrodura XPS 300. Todėl viską išsilyginam, klojamės XPS-ą 10 cm storio, klojam 2 polietileno plėveles 200 mikronų. Jinai daugiau skirta dėl betono deformacijų, kad galėtų pats betonas slidinėti, neįvyktų įtrūkimų kažkur nepriliptų ir betonuojam. Pats betonas yra C2530 su polimerinė fibra 2 kg. Seniau būdavo betonuojamas su metalinė fibra, bet šiuo metu populiariau yra polimerinė. Pats armavimas yra toks optimalus, nedideliam apkrovom ir būtent šio centro grindim tinkamiausias. Išsipilam betoną. Kampai yra suarmuoti armatūros tinklais, kad nuo kolonos kampų nesutrūkinėtų grindys. Ir apdirbame su Somero S940 robotu vadinamu betonavimo, kuris eliminuoja žmogaus klaidą, kada seniau arba kituose objektuose mažesniuose yra betonas su daugiau žmonių grėbojimas, išlyginimas, padaromi majakai, o šis aparatas eliminuoja ir dauguma veiksmų padaro jis. Tad su juo yra įvažiuojama į išbetonuotą neseniai plotą, nugrėbiamas betonas tam tikro storio, kokio reikia, yra jame lazeriai ir jis automatiškai pasistato savo tą vadinamą liniuotę ir nutraukia betoną. Jį tuo pačiu suvibruoja ir automatiškai eliminuojama yra žmogaus klaida dėl nelygumo kažkokio būtent tame plote, kuris pravažiuoja. Mūsų didžiuosiuose objektuose didžiausias pagalbininkas. Čia yra tokia pagalbinė vibro liniuotė, ją naudoja kiekvieną kartą betonavime, jos dabar reikia mažiau. Su ją praeina tokias vietas, kur robotas neprivažiuoja, tad tokiam plotui daugiau naudojam robotą, o kada mes nenaudojam robotą, tada pagalbinis įrankis yra būtent šita liniuotė. Mes dabar turime šitą plotą 1800 kvadratinių metrų ir mes jau realiai šiandien nuo 8 ryto pradėjom betonuoti, dabar turime po 3 ir jau einam į galą. Tai bus viskas išbetonuota, ten yra trinimo komanda, kuri su glaistyklėmis apglaisto ir apdirba betono paviršių ir jau jie yra pačią pradžią jau pradėję dirbti. Išlyginus su betonavimo robotu betono paviršius nebūna idealiai lygus. Jis papildomai šlifuojamas.
Mūsų dažniausiai betonavimo plotai yra kažkur 1000 kvadratų ir vienos dienos pamaina gaunasi. Betonuotojai išbetonuoja, trintukai trina ir tai gaunasi tiksliau ne dienos, o paros. Grinduva yra įsikūrusi 1997 metais ir per tą laikotarpį atliko virš kelių milijonų kvadratinių metrų grindų įrengė. Taip pat atlieka epoksidinės, poliuretancementinės grindis, ruošia pagrindus po grindimis, deda polistirenus, XPS polisterolus. Šią patirtį galima pritaikyti ir privataus namo grindų betonavimui. Ačiū, kad žiūrėjęs šį filmą, patiko spauskite like, dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas. Iki.